popietė visiems. Labai malonu matyti, kad tiek daug žmonių susirinkusių šiam seminarui pokalbiui su mum visiems turbūt dabar labai žinomu žmogum iš Amerikos, Rūta Šepetys. Taip pat su jos agente, Tamara Muller, iš Penguin leidyklos New Yorko. Ir tuo pačiu su knygos vertėja į lietuvių kalbą, Lina Bugienė. Pats esu Jonas Omanas ir aš būsiu moderatorius šio seminaro. Prieš pradedant noriu priminti, kad nors aš dabar kalbu lietuviškai kol kas, bet visas seminaras vyks anglų kalba. Kad jeigu jūs norit jums su anglų kalba sudėtingiau, tada čia tiesiog yra ausinytės, turėtų būti, kad pasiimtumėte ir užsidėtumėte, kai prasidės pats seminaras. Jeigu labai trumpai apie programą, dabar bus dar vienas pasisakymas, po to pokalbis su mūsų svečiais, o į galą stengsimės padaryti tokį diskusijų valandėlę, kažkai 10-15 minučių, kur bus galimybė išduoti klausimus. Klausimus galėsite išduoti ir lietuviškai, ir angliškai, kaip jums išeina, kaip jums geriau. Tuo pačiu bus tada paduodamas mikrofonas, kad jūs galėtumėte, kad turėtumėte omenyje klausimų. Dabar pradžiai turim dar vieną labai garbingą svečią. Mes turim JAV ambasadorą Andy Durst. Ir kadangi mūsų svečias yra Amerikos pilietė, norėtų tiesiog pasakyti keletą žodžių prieš pradedant. Prašau. Ačiū labai, Jonai. Aš labai norėčiau galėti kalbėti lietuviškai sklandžiai kaip jūs, tikrai. Brangus draugai, ponios ir ponai, gerbiami svečiai, laba diena. Man labai malonu ir didelė garbė šiandien kartu su jumis lankytis knygų mugėje ir pristatyti jums Amerikos lietuvių rašytoją Rūtą Šepetys bei jos debiutinį romaną Tarp pilkų debesų. Šis romanas sulaukė didžiulio pasisekimo Jungtinėse Amerikos valstijose ir netgi pateko į New York Times bestsellerių sąrašą. Analogiškai kitose 29 šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, jo populiarumas taip pat sparčiai auga. Kodėl ši knyga tapo tokia populiari pasaulyje? Manau, dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, Rūta Šepetys yra išskirtinė nauja rašytoja. Jos sugebėjimas perteikti gilius emocinius išgyvenimus ir lengvas dėmesį prikaustantis stilius turi galią paveikti bet kurios tautybės ar amžiaus skaitytoją. Jos romanas yra išverstas į 26 kalbas, tarp jų ir lietuvių, ir skaitomas visame pasaulyje. Antra, kalbant apie Ameriką, šis romanas supažindino platesnį skaitytojų ratą su tokia vieta ir laiku, kurie lig šiol buvo geriau pažįstami daugiausiai akademiniam ratui. Tai yra su Lietuva sovietinės okupacijos metais. Man manymu, šios knygos išpopuliarėjimas Amerikoje parodo, jog atsirado naujas susidomėjimas ir noras geriau pažinti ir suvokti to laikmečio istoriją šiame pasaulio krašte. Tuo tarpu lietuviams ši knyga atvaizduoja labai realius ir dažnai tragiškus įvykius iš labai skausmingo ir vis dar gyvai menamo Lietuvos istorijos laikotarpio, pasibaigusio vos prieš keletą dešimtmečių.
Draugai lietuviai man dažnai sako, kad praėjus 20 metų po nepriklausomybės atgavimo, Lietuva ir jos piliečiai vis dar bando susitaikyti su nacionalinė tragedija ir savo asmeninėmis tragedijomis, kurias patyrė sovietų represijų metu. Lietuviai man taip pat sako, jog jie norėtų, kad pasaulis daugiau žinotų ir suvoktų tragišką Lietuvos praeitį. Rūtos knygos pasirodymas šiame praeities analizės ir suvokimo procese yra labai svarbus įvykis. Ja siekiama daugiau nei vien pateikti statistinius duomenis ar išdėstyti politinius argumentus. Rūta pasakoja labai asmenišką ir skaitytojui artimą istoriją apie sielvartą, skausmą ir galiausiai ištvermę. Linos ir šeimos istorija iš tiesų yra skausminga. Tačiau panašus šeimos tragedijos yra gerai žinomos daugeliui lietuvių ir jų šeimoms. Taip pat ir Rūtai, jos tėvui ir jų giminei. Galiu įsivaizduoti, kad Rūtai buvo tikrai nelengva surinkti reikiamą medžiagą bei parašyti patį romaną. Tačiau esu labai dėkinga, kad ji šią knygą visgi parašė ir padarė šią istoriją prieinamą mums visiems. Romanas Tarp pilkų debesų yra jaudinantis ir neabejotinis indėlis, padėsiantis pasauliui geriau suvokti labai asmeniškame lygmenyje tą skausmingą istorinę atkarpą ir tai, ką Lietuva ir jos žmonės turėjo patirti. Dėkuoju už man suteiktą galimybę šiandien jums pristatyti Rūta Šepetys ir jos pirmąjį ypatingą romaną. Ačiū labai, thank you very much. Thank you. Prieš pradedant dar kartą primenu, kad mes dabar pereisim į anglų kalbą. Jeigu jūs norite, pasiimkite ausinės ir dabar pereisim jau į anglų kalbą. So, Rūta, to begin with myself briefly, I have read this book neither in English nor in Lithuanian. I read this book in Swedish. And that's just another language, another country. So far as I understand, this book has reached 29 countries, if I'm correct, and a few more on the list, I assume. But as with everything, even a success, because this is a success story, even a success starts somewhere. Ir norėčiau paklausti jūsų pirmiausiai, kaip visas šitas dalykas, nuo ko viskas prasidėjo, kaip jūs pradėjote rašyti tą knygą. Tai aišku, tai šeimininė istorija, bet yra turbūt daugiau, ne vien tai. Ir pats tas pirmasis impulsas, kaip viskas, nuo ko viskas prasidėjo. Ačiū, kad galiu būti čia su jumis. Mane tai jaudinantis susitikimas ir kad galiu papasakoti jūsų istoriją. Aš parašiau romaną ir tai yra ne mano istorija, tai yra jūsų istorija. Ir nuo ko visą tai prasidėjo? Aš daug metų dirbau Holivude, padėdavau artistams, aktoriams sukurti ir papasakoti savo istorijas. Ir vienas iš jų paklausė, Rūta, o tavo istorija? Ir aš pradėjau galvoti, o iš tikrųjų, o kokia mano istorija? Ir pirmoji mintis buvo, aš pasakiau, kad aš lietuvė, bet tiesiog negalvodama, aš tiesiog turiu tokį vardą, Rūta Šepetys, lietuvišką vardą, bet aš nekalbu lietuviškai. Tiesiog esu kilusi iš lietuviškos šeimos ir susitikau su šeimos nariais, kurie man pasakojo istoriją ir jie man paaiškino,
kad mano senelis buvo Lietuvos karininkas ir jis pabėgo iš Lietuvos 40 metais ir dėl to kiti šeimos nariai buvo ištremti į Sibirą ir aš niekada nieko apie tai nežinojau, man tai buvo šokas. Kodėl visas pasaulis nieko nežino apie tai, kas įvyko Lietuvoje ir kokie drąsūs ir nepaprastai ištvermingi lietuviai buvo tuo metu ir tai mane įkvėpė papasakoti šitą istoriją. Ir tada pradėjote rašyti. Ir per visus tos metus bandėte parašyti, išleisti knygą, tartis su leidėjais ir taip toliau. Aš žinojau, kad man reikia, prieš pradedant rašyti knygą, man reikėjo labai daug ką sužinoti. Aš 2 kartus atvykau, mano draugė padėjo surasti išlikusius gyvus žmonės iš Sibiro. Aš be šitų žmonių nebūčiau galėjus parašyti knygos, nes jie papasakojo pačią svarbiausią informaciją. Ir kai jie pradėjo pasakoti, aš tiesiog susijaudinau, susinervinau. Jie papasakojo tai, apie ką nekalbėjo 50 metų, bet ir dauguma jų labai jausmingai pasakojo savo istorijas, verkdami. Ir aš jau buvau pasimetus, jau norėjau viską mesti ir nieko nedaryti, bet mano vyras mane padrąsino, sakydamas, kad jeigu pradėjai, turi baigti, turi parašyti tą istoriją. Bet paskui pagalvojau, kad jeigu aš turiu teisingai pasielgti ir žmonės iš tikrųjų parašė memuarus labai gražius, jausmingus ir aš turiu kažką tai daryti. Iš tikrųjų, jūs minėjote, kad tiems išlikusiems, išgyvenusiems žmonėms buvo labai sunku prisiminti savo išgyvenimus ir kad jie apie tai nelabai norėdavo kalbėti, gal dėl to, kad niekas nenorėjo klausyti. Pats sunkiausias momentas, kai aš kalbėjau su išgyvenusiais Sibiro tremti žmonėmis, tai buvo apie tai, kad jie buvo atskirti nuo savo šeimos narių. Moteris sakė, kad jos negalėjo matyti, nebegalėjo susitikti su savo vyrais, su vaikais ir tai iš tikrųjų buvo labai jautru ir labai sunku. Pakalbėkime šiek tiek apie tą patį procesą, kaip ta knyga rado kelią per leidėjus į gyvenimą, kad ta knyga galiausiai pasirodė. Aš manau, kad visa ta istorija taip pat yra svarbi ir iš tikrųjų. Įsivaizduokite, aš parašiau tą knygą apie lietuvių mergaitę mirštančią iš bado Sibire, o mano agentas sakė, tai sunku, tai labai sunki, labai skaudi, labai istorija, bet aš žinojau iš karto, kad geri, tikri leidėjai supras pačią esmę ir kad norės, kad pasaulis sužinotų. 13 leidėjų iš karto atmetė, 6 mėnesius laukiau, niekas neatsiliepė. Ir vieną dieną mano agentas paskambino ir tai yra iš Pingvino leidyklos ir pasiūlė, kad jie norėtų spausdinti mano knygą. Tai gal galim ir Tomai duoti pasisakyti dabar, kodėl leidėjai nusprendė imti šitos knygos. Aš taip pat noriu padėkoti. Pirmą kartą aš esu Lietuvoje ir aš esu labai dėkinga Rūtai ir kad galėjau atvykti kartą su jie. Tai graži šalis ir iš tikrųjų labai dėkoju jums. Ir buvo daug žmonių, kurie
ta knyga ir pačios pagrindinės priežastys, kodėl mes norėjom būti pagrindiniai leidėjai. Tai nes tai buvo labai stipri knyga, labai gerai parašyta, stipri istorija. Ir tiesiog net aš pati perskaičiau tą knygą ir iš karto supratau ir tiesiog pasijutau, kad man gėda, kad aš nežinau tokios istorijos, kad aš nežinau, kas vyko pasaulyje tuo metu. Ir gal aš kažką praleidau, gal blogai mokiausi per istorijos pamokas. Ir aš paklausiau tėvų, tai yra istorijos dalis, kurios mes absoliučiai nesame girdėję ir nežinome. Ir mes norėjome papasakoti tą istoriją, nes tai buvo ir gražiai papasakota, ir tai istorija apie žmonės ir kaip leidėjai jūs norėjote pradėti spausdinti ir kaip jūs nusprendėte, ką jūs darysit. Ir pradėjome mes kalbėti, kad mes turime kritiškai pažiūrėti į tai prieš ir kad galbūt ne visada viskas tinkama yra spausdinimui ir pardavimui. Ką mes padarėme? Mes niekam apie tai nepasakojame. Mes tiesiog laikėme viską paslaptyje ir laukėme, kol ji bus pakankamai suredaguota, sutvarkyta ir tinkama publikuoti. Ir mes nepasakojam niekam, kad nepradėtų gabaliukais spausdinti laikraščiuose ir taip toliau. Tai buvo visiškai paslaptyje. Kol Rūta dirbo, rašė, perrašinėjo, redagavo. Mes pietavome su skyriaus darbuotojais ir mes pradėjome nuo 30 puslapių. Paskaitai mes žinojame, kad turime informuoti, kad turime perteikti tą idėją. Ir 20 profesionalių mokytojų turėjo pasakyti savo nuomonę ir ar visą tai jiems tai pasirodė įdomi ir kokia tai priimti strategija ir kaip jie norėjo. Ir iš tikrųjų Pingvino leidykla nusprendė, kad tai yra labai žmogiška istorija, jaudinanti. Ir kai Jungtinėse Amerikos valstijose knyga jau buvo išleista, kiek laiko užtruko, kol ji pasiekė tarptautinę rinką. Labai greitai ir aš nežinau kiek, bet pirmoji šalis pasiūliusi versti tai buvo Italija. Ir jie išleido irgi, tai buvo labai greitai. Mes iš tikrųjų turėjome daug pasiūlymų, gavome pasiūlymą. Jau dabar 99 šalyse aš rašiau tik vieną knygą ir be vertėjų tai būtų neįmanoma. Dabar įsivaizduokite 29 šalyse, bet aš be Linos nebūtumėm turėję lietuviško mano knygos varianto. Ir iš tikrųjų, kad vertėjai turėjo kantrybės ir laiko perrašyti visą tą knygą. Turime taip pat padėkoti vertėjams, kad kokia jūsų vertėjos reakcija? Mano supratimu, geriausias būdas perskaityti knygą iš tikrųjų yra išversti.
Tai jau tikrai jie perskaitė iki paskutinio kablelio ir žinai, ko jinai verta. Bet su šita knyga aš truputį nejaukiai jaučiuosi, kad Rūta mane čia taip gyrė, nes pirmiausia, turiu pasakyti, kad knygą aš verčiau iš rankraščio. Jinai dar nebuvo išleista Amerikoje, kai buvo verčiama į lietuvių kalbą ir išleista praktiškai paraleliai su amerikietišku leidimu. Tai gavau tą rankraštį, leidykla Alma Litera pasiūlė, gal norėtum versti. Yra čia tokia knyga, parašė amerikietė apie Sibirą. Mano pirminė reakcija buvo atmetimas didžiulis. Aš tikrai pagalvojau, ko galais, ką amerikietė gimusi Amerikoje gali žinoti apie tokius dalykus. Priedo, kiek supratau, mano amžiaus ir tikrai, tai pirmas dalykas. Kodėl aš taip sureagavau? Dar ir dėl to, kad pati esu tremtinės dukra. Mano mama išvažiavo į Sibirą būdama 3 metukų, tokiu pačiu vagonu, kaip yra aprašomas knygoje. Jos brolis buvo sušaudytas saugumo ir jinai su tėvu ir 2 seserim atsidūrė Sibirė būdama 3, grįžo iš ten būdama jau 12 ir pasakojo man vaikystėje tai, ką jinai patyrė savo vaikystėje gyvendama netoli Baikalo, tose pradiniuose plotuose, kur atsidūrė ir knygos herojė. Ir aš žinojau tai iš pirmų lūpų. Už tai mano toks buvo požiūris, galvoju, Dieve, ką amerikietė gali papasakoti. Aš žinau, kad ne aš viena tai žinau ne iš pirmų lūpų. Pakankamai daug šeimų Lietuvoje tikrai turi netekčių čia ir, tikrai mums turbūt mažiausiai reikia šio romano. Kodėl aš taip sakau? Mano supratimu, didžiulė laimė, kad ta knyga yra verčiama ir leidžiama ne lietuviškai, o į visas kitas 28 ar kiek kalbų. Dar didesnė laimė būtų ir istorinis teisingumas, jeigu jinai kada nors būtų išversta ir išleista rusiškai. Nes Rusijoje jinai kol kas tikrai nėra išleista. Tai sakau, suvokdama, kad lietuviams galbūt šios knygos reikia mažiausiai, kaip man tuo momentu atrodė, dabar man jau atrodo kitaip. Aš ilgai galvojau, bet pradėjusi skaityti anglišką variantą, aš pajutau, kad ta knyga iš tikrųjų užkabina. Labai stipriai emociškai užkabina. Aš pradėjau tapatintis jau nebe su mamos pasakojimais iš vaikystės, ką aš žinojau. Aš pradėjau tapatintis su knygos heroje Elena Vilkienė, nes pagalvojau, Dieve mano, ta moteris yra maždaug mano amžiaus, šiek tiek jaunesnė. Aš turiu dukrą 15 metų, kuri mėgsta piešti. Aš turiu sūnų 11 metų tuo metu. Ir jeigu dabar mūsų šeima va šitaip išdrasko ir iš mūsų normalaus įprastinio gero gyvenimo išveža per vieną naktį kažkur, taip kaip knygos veikėjus, ar aš sugebėčiau? Tikrai turbūt nežinau, ne. Ir jausdama šitą emocinį knygos užtaisą, aš ėmiausi šito darbo ir buvo be galo malonu jį dirbti, kadangi mes nuo pat pradžių bendravom su Rūta laiškais. Ji labai apsidžiaugė, kad mano vardas Lina, kaip ir knygos veikėjos. Tiesa, su tais vardais aš iš karto paprašiau jos leidimo padaryti tam tikras korekcijas, kadangi angliškam variante, jeigu jūs matėt, yra Mrs. Vilkas ir Miss Vilkas ir taip toliau. Visą tai reikėjo sutvarkyti, kad skambėtų lietuviškai, taip kaip turi skambėti. Paskui prasidėjo kiti dalykai. Čia jau mano išankstiniai įtarimai, galima sakyti, pasitvirtino, ką amerikietė gali žinoti apie Sibirą. Truputį buvo ten visokių mažų faktinių netikslumų ir klaidelių, kurias reikėjo taisyti. Kai kurie taisymai buvo atsiųsti man jau iš Amerikos, nes ten apsižiūrėjo, kad taip nėra ir negalėjo būti. Kitus dalykus aš kai ką pamačiau pati, bet iš esmės tai labai pasisekė, kad knygą apsiėmė redaguoti mano mama, kuri yra profesionali redaktorė, visą gyvenimą išdirbusi leidykloje. Tai toji pati, kuri 3 metukų išvažiavo į Sibirą, Bronė Balčienė. Jinai yra šios knygos redaktorė. Ir skaitydama rankraštį, jinai puolė jį taisyti, ten, kur jinai matė, kad yra faktiniai netikslumai. Pirmiausia, tai mes užkliuvom už angliškam variante, kai veikėjai nuvežami į Sibirą, juos išlaipina ir veda į pirtį, ir pirtyje yra dušai. Tai šitą dalyką reikėjo kaip nors paimti iš ten. Paskui buvo dar keletas tokių smulkmenų, pavyzdžiui, enkavedistai angliškam variante ištisai geria kavą. Abejotinas dalykas, aš manau, geriausiu atveju tai galėjo būti čai ir vodka. Šitą mes irgi patvarkėm, bet buvo
buvo tokių dalykų, kurių negalėjome pakeisti. Aš rašiau Rūtai ir klausiau, ar gali būti, kad 41 metais tremtiniai gaudavo laiškus iš Lietuvos. Jinai pasakė, kad kalbėjosi su žmonėm ir kad jie sakė, kad gaudavo, bet ko gero tai buvo daug vėliau jau po karo. Ir aš galvojau, ką dabar daryti su tuo laišku, su tais laiškais, kurie ateina ir kuriuos skaito, bet šito mes jau negalėjom pakeisti, kadangi būtų sugriuvęs pats pasakojimas knygos. Tai va, na, aš dabar pati dar pagalvojau, ten, kur knygos veikėjos sūnus Jonukas labai nusilpsta ir jį išgelbsti, nešė konservuotų pomidorų skardinę ir jam sumaitina. Aš nežinau, ar buvo tais laikais Sibire pomidorų, šitą mes pražiūrėjom, bet labiau tikėtina yra tai, kad vėl prisiminusi mamos pasakojimą iš vaikystės, kai jai pačiai buvo tokia istorija atsitikusi, ją išgelbėjo buretas, kuris davė kumelės pieno. Tai buvo, tik dėl to jinai išliko gyva. Tai va, na, yra tokių smulkių, mažų, faktinių netikslumų toje knygoje ir, na, nieko čia nepadarysi, yra kaip yra. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad pagrindinis dalykas, dėl ko šitą knygą siūlau skaityti ir dėl ko ją verta skaityti, yra jos emocinė tiesa. Ne tiek faktinė, kiek emocinė. Ir tas nuoširdumas, tas Rūtos užsidegimas, su kuriuo jinai tą knygą rašė, ir tas jos nuoširdumas, su kuriuo jinai kalbasi su žmonėmis ir susitinka su mumis dabar, na, tai yra žmogus, kuriam tie dalykai skauda iš tikrųjų, kuris jaučia tą lietuvių skausmą ir dėl to reikia ją, manau, gerbti ir mylėti. Ir ačiū jai be galo. Taigi, Rūta, jūs parašėte knygą ir sukūrėte tą knygą, kuri veikia skaitytojus ir bendrai, ir jūsų supratimas apie pasaulį, parodėt savo politinius momentus, savo požiūrį. Kaip jūs pačią paveikė rašymas tos knygos? Iš tikrųjų mane pakeitė labai daugeliu aspektų. Aš niekada nežinojau tokio lygio kančios, kol nepradėjau rašyti šitos knygos. Ir nes buvau sutikus tokių žmonių, kurie buvo išgyvenę, kurie būtų šitiek patyrę. Ir meilės jėga, ir iš tikrųjų taikus kentėjimas, kančia, tai tiesiog kai buvo loterija, gyventi ar mirti, kas išgyvens, kiekvieną dieną rašydama knygą, tai iš tikrųjų man buvo labai, aš stebėjausi, kaip tie žmonės išgyveno, ką aš sužinojau, kad žmonės išgyveno, kadangi jie vieni kitiems padėjo, jie paremdavo vieni, jie buvo nuoširdūs, jie buvo atviri, jie buvo, nes neliko skirtumo tarp aš ir mes, ir nes aš tapo mes. Kitame lygmenyje, kalbant apie tai, kad rytoj turėsite kitą seminarą, kad pristatytumėte šitą knygą kitiems. Iš kur jūs sužinojote daug ką, nes sakėte, kad nieko šeimoje mažai ką žinot. Kokios jūs išmokote pamokas, ką jūs išmokote ir ar manat, kai jūs parašėte knygą, kad žmonės daugiau sužinojo apie visą tai ir kad žinios pasipildo. Aš sužinojau tai, kad istorija yra paslapčių, yra baltų dėmių, kaip mes vadinam, ir kurios nėra atskleistos, ir tiek yra didvyrių, su kuriais mums nėra galimybių susitikti, ir tai mane tiesiog persikėjo, tai tiesiog aš užtat ir mėgstu istorinės knygas, tai kaip detektyvai, jie pagauna, tu turi įsigilinti, tu turi žinoti ir tu turi turėti
ir vertėją tokį, kuris ir tavo klaidas ištaisytų, kaip dušą ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų yra tiek daug istorijos paslapčių, kurių mes iki šiol nežinojome. Kai kalbėjote anksčiau, aš prisimenu, kalbėjote ir su mokslininkais, ir su mokytojais. Ir vieną dalyką jūs pasakote man, kad kadangi daugelį šalių yra išleista jau šitą knygą, aš gaunu elektroninius laiškus iš profesorių literatūros ir aš nesu istorijos profesorė ir aš nežinau daug ko, bet dabar jie bando sukurti mokymo programą, kaip mokyti istorijos ir visai neseniai gavau iš Japonijos profesoriaus elektroninį laišką, kuris man padarė didelį įspūdį, man poveikį, kad jie yra sudarinėjo pamokos planą apie drąsą ir jie nori panaudoti Lietuvos žmonės kaip pavyzdį, kiek jie turėjo drąsos, kokie jie buvo drąsus ir kad tokia pamokanti istorija, kad galėtų pamokyti jaunimą drąsos. Grįšime prie knygos. Yra tiek daug visokių pasakojimų, yra tiek blogiukų visokių ir blogų istorijų ir visa kita. Jūs sakėt, jūs perskaitėt ir jūs sudomino ta knyga. Kokia patirtis iš jūsų požiūrių? Aš manau, kaip leidėjai, mus domina daugiau žmogiškumas šitai knygai ir kad visame tame nuo pačios pirmos eilutės jau jauti gyvą susidomėjimą. Ir visiškai nebūtina kalbėti tiek apie turinį, kiek apie patį dalyką, pačią medžiagą. Ir kad gali palyginti, kaip žmonės gyveno ir ką iškentėjo. Jūs sakėte, kad Lietuvoje yra daug tokių istorijų ir aš norėčiau kalbėti apie Rinkevičiūtę. Kai sužinojau apie deportacijas, aš paklausiau, ar yra anglų kalba knygų tą tematiką, kad galėčiau paskaityti. Aš Dalios Grinkevičiūtės memuarus radau. Aš perskaičiau skrisdama lėktuvu, grįždama namo į Ameriką ir iš tikrųjų tai man padarė didžiulį poveikį. Ir tai iš tikrųjų susieta yra su tais memuarais ir kad būtent buvo kalbama irgi apie tai, kad apie tai ir piešinius piešia kalėjime irgi. Ir aš kalbu savo studentais, kad šitos knygos pagrinde yra tikrų žmonių gyvenimai ir kad reikia tą atmintį išlaikyti. Jau kaip minėjote, turėjote daugybę galimybę susitikti su žmonėmis įvairiose mokyklose, universitetuose ir netgi Lietuvoje, kalbant apie jaunus žmonės Lietuvoje ir kitur. Ir kaip jie supranta gyvenimą, kokia yra jaunų žmonių reakcija į jūsų knygą Lietuvoje ir kitose šalyse.
Aš 2 mokyklose Lietuvoje buvau, viena šiandien ryte, kita vakar. Ir reakcija tokia pat kaip ir visų mokinių Prancūzijoje, Amerikoje, Vokietijoje ir visur kitur. Ir žmonėms įdomu, kaip išgyvena. Jeigu jums reiktų susiruošti 20 minučių, tai ką galėtumėte padaryti? Ką išmokti, ką pasimti su savim, kaip susiruošti? Nepriklausomai nuo to, kokioj šaly tu būtum. Ir studentai, moksleiviai kitose šalyse yra labai susidomėję dabar Lietuvą. Jie nori susirasti draugų, su kuriais galėtų susirašinėti, kad reikėtų ir apsikeitimo programas organizuoti, kurti. Ir iš tikrųjų ir visi moksleiviai, visi studentai yra suinteresuoti. Jūs susitikote ir su ponu Kubilium. Ar galėtumėte pasakyti, ką su ponu Kubilium kalbėjote? Man iš tikrųjų buvo didelė garbė ir aš buvau labai susirūpinusi ir galvoju, ką čia dabar pasakyti, aš labai nervinausi, sėdėjau prieš premjerą ir jis paklausė, kaip man sekėsi keliauti, kokia mano patirtis kitose šalyse. Ir taip pat paklausė, ką mes galėtumėm kartu padaryti čia Lietuvoje, gal aš galiu apsilankyti mokyklose. Aš norėčiau, pasakiau jam, ir kad mano tikslas yra, kad mano knyga atvertų duris į tikrą istoriją, į tikrus pasakojimus apie lietuvius, ką jie iškentėjo, kokia buvo jų patirtis, ką reiškia deportacija, ką reiškia tremtis, nes tai yra jūsų šalies istorija. Aš norėčiau apie tai kalbėti ne tik Lietuvoje, bet visose kitose šalyse taip pat. Aš manau, kokie jūsų ateities planai, ką jūs planuojate rašyti, ar jūs rašote dar kokią kitą knygą, ką jūs planuojate daryti. Rašau knygą ir rašau, kad Pingvinas ir Alma Litera, jeigu spausdins, leis mano knygas, man reikia dabar pertraukos, nes rašymas pirmosios knygos Tarp pilkų debesų iš tikrųjų atėmė iš manęs labai daug emocinių pastangų ir jėgų. Ir dabar aš rašau kitą knygą, kuri netrukus bus. Ir trečioji knyga bus irgi apie istoriją, kuri įvyko. Tai kas iš jūsų žino apie Vilhelmo Guslavo laivo istoriją? Kas žino? – 45 metais, kaip sovietai veržėsi į Lenkiją, vokiečiai organizavo didelę evakuaciją ir kad galėtų sėkmingai pasitraukti į Vokietiją. Tai buvo kruizinis laivas, milžiniškas kruizinis laivas, kuris turėjo išgabenti Lenkų vokiečių karininkus į Vokietiją, bet jie nusprendė, kad gali dar priimti ir šiek tiek pabėgėlių iš Lietuvos, Latvijos ir kitų šalių. Ir mano pusseserė Erika, kaip Lietuvos pabėgėlė, papuolė į tą laivą
laivą ir maždaug ten 1800 žmonių buvo tame laive. Ir kai pabėgėliai išgirdo, kad į tą laivą priimami pabėgėliai, jie norėjo, visi norėjo ten patekti, bet ne visi galėjo. Tai buvo 9 000 pabėgėlių. Ir jie, taigi, galų galės, trumpai tariant, rusų povandeninis laivas torpedavo kruizą ir per 45 minutės šitas laivas nuskendo. Ir Titanike 1500 kažkur tai Titanike žmonių paskendo, o čia 10 000. Tai didžiausia jūrinė katastrofa. Ir žmonės apie tai nežino. Šitiek žmonių žuvo, o pasaulis apie tai nieko nežino. Ir aš kalbu apie tai ir aš noriu papasakoti šitą istoriją ir vėl atskleisti dar vieną nežinomą istorijos puslapį. Ačiū Jums. Ir tai iš tikrųjų dar mums liko 15 minučių ir jeigu norite kas nors, ko nors paklausti, tai prašom, yra mikrofonas, jūs galite juo pasinaudoti. Mano vardas Kristina, aš noriu padėkoti Jums už šią knygą ir paminėti, kad mūsų istorija yra nagrinėjama tiesiog kaip istorikų, iš istorinės pusės, bet yra faktai, bet nėra tų jausmų, bet jūs minėjote vieną kitą istorinę knygą, galbūt jums būtų įdomu parašyti ir apie dar kitą. Pirmiausia, ačiū už Jūsų komentarus ir už tą galimybę rašyti knygą. Ir aš labai dėkoju, kad Jūs keliate klausimus. Kai aš keliauju, kai susitinku apie miško brolius, kai kalbuosi apie partizanus, man tos istorijos yra labai įdomios. Visame pasaulyje visiems partizanų gyvenimas ir jų kovos yra įdomios. Aš norėčiau kada nors ateityje įsigilinti į šitą dalyką. Norėčiau keletą žodžių pasakyti specialistų vardu ir padėkoti už vaikų veikėjus, už simbolius ir kad ta knyga yra tarp istorijos ir tarp romano. Ir kad faktai ir literatūra susieti ir labai ir pagrįsti emocijomis. Ir aš turiu originalą. Ir tai bus darbinė knygelė, mokymosi knygelė mano mokiniams. Ir rašo disertaciją apie Jūsų romaną. Padėkokite studentams mano vardu ir jeigu tik aš kuo galiu padėsiu ir aš labai dėkinga. Tai ne vien tik mano idėja, aš neturėjau kito pasirinkimo, nes lietuviai tokie kūrybingi, jie tokius išsireiškimus pateikė, jie taip emocingai kalbėjo, kad aš tiesiog viskas susieta su muzika, su šokiais ir
tiesiog jie mane labai paskatino ir įkvėpė rašyti šitą knygą, už ką aš jiems labai dėkinga. Aš esu tremtinių duktė, Aldona, politinio kalinio visa mano šeima iš tėvo pusės buvo ištremta ir bet mano klausimas yra susijęs, kad ne visi mūsų Lietuvos skaitytojai yra matę anglišką variantą. Angliškas variantas neturi, lietuviška knyga nėra žemėlapio. Žemėlapis, kuris buvo skirtas parodyti tos didžiulius atstumus, kuriuos nukeliavo Lina iki Laptevo jūros. Ir kodėl buvo neįdėtas į lietuvišką vertimą žemėlapis. American and English version, it was Tamara's idea for the map. Ir čia leidėjo idėja buvo žemėlapį įdėti. Ir tai puikiai idėja ir lietuviškam variante to trūksta. Vertėjai dar norėčiau. Kalbos jausmas yra puikus ir tai iš tikrųjų tai irgi yra didelis nuopelnas ir vertėjos, kadangi puikiai perteikta emocinė atmosfera. Kodėl jūs dėl pavadinimo, kodėl toks pavadinimas Tarp pilkų debesų? Mano idėja dėl žemėlapio buvo todėl, kad amerikiečiai nelabai gerai žino geografiją ir jie nesupras be tokios nuorodos žemėlapyje. Tai man žemėlapis iš tikrųjų atrodė tiesiog būtinas ir manau, kad iš tikrųjų džiaugiuosi girdėdama, kad jūs tai idėjai pritarėt. Nes kitaip šito žmonės nesuprastų tų didžiulių atstumų. Aš tiesą sakant nežinau, kodėl nėra to žemėlapio. Čia turbūt klausimas būtų ne mano leidyklos atstovams, aš negaliu jį atsakyti. Bet gal jūs žinojote? Ne, nežinojau. Kadangi aš pati verčiau, kaip sakiau, knygą iš rankraščio, kai ji dar nebuvo išleista. Gal galima būtų tą klausimą perduoti Alma Literos veikėjai? Taip, gerai, žinoma. O dėl pavadinimo aš galiu paaiškinti. Aš labai ilgai sukau galvą, kaip tą pavadinimą išversti. Nes angliškai tarp pilkų šešėlių, lietuviškai niekaip neskamba, tarp pilkumo šešėlių, tarp pilkumo, visaip galvojau. Paskui palikau ir galvoju išversiu knygą ir galbūt tekstas pasakys. Ir tekstas pasakė. Yra jisai pusėje knygos, ant 4 viršelio, tas gabaliukas, kur Lina žiūri į saulę išlendančią po poliarinės nakties. Ir ten vienas debesys ir kitas, ir ta saulė prašvinta. Tai va, būtent tą frazę iš paties teksto aš paėmiau ir tai tapo pavadinimu. Ačiū, labai vykęs pavadinimas, tiesiog nežinau. So, time is running out, and I think kad mes... Sorry. Turbūt dabar, jeigu nėra daug klausimų, mes dabar jau baigsim šitą seminarą. Since there are no more questions, we're finishing the seminar. Thanks a lot for participating. Ačiū labai už dalyvavimą. Geros dienos.